Sveiki, ačiū. Klikerį gavote, taip? Tai scena irgi jūsų. Aš skrendu į Vokietiją. Sėdžiu lėktuve ir žiauriai jaudinuos. Mintise repetuoju prezentaciją, planuoju rizikuoti, nežinau, ar man paeis. Aš skrendu gesinti konfliktą. Mano klientas nesutarė su savo galutiniu klientu. O galutinis klientas ne šiaip bet kas, o premium klasės automobilių gamintojas. Dažniausiai mes su end-useriais nedirbam, bet vien tai, kad antradienį mano klientas Christian paskambina man ir sako, Mykolai, ketvirtadienį turi būti čia, perkam tau lėktuvo bilietus, viešbučius, suprantu, kad reikalas rimtas. Ir štai ketvirtadienį aš jau ofise, bet galutinio kliento dar nėra. Ir čia keista, nes kelias iš Štutgarto iki Müncheno pakankamai tolimas. Nejaugi jie nenakvojo viešbutyje. Įsijungiam navigaciją, mesgi esam sudėję trackerius, skrendant 260. Į kiemą įrėda 3 premium klasės automobiliai. Dar dabar Lietuvos gatvėse šitokios mašinos atrodo puikiai. O tada prieš 6 metus aš buvau apšalęs. Išlipa 4 žmonės. 2 iš jų technikai, viena viešųjų ryšių atstovė Katarina ir jų big boss Nikita, Nikas. Aš šiaip esu aukštas, bet Nikita, jis blemba didelis. Daug nekalba, bet kai įkvepia, visi aplinkui nutyla. Daug netušiažodžiaujam, let's go straight to the point, pirmiausia, introduction. Ir čia eina pirmoji Katarina, iščiustytos skaidrės. Patys geriausi, greičiausi, inovatyviausi, laimi Formulę 1 lenktynės. Eilė man. Mano pirmoji skaidrė apie krepšinį. Apie Lietuvos krepšinį. Maža šalis, skambios pergalės. Mano antroji skaidrė šita. Apie Teltonikos krepšinį. Čia yra ir Arvydas Paukštys, ir Antanas Šegžda, R&D, gamybos vadovai. Čia ir aš esu. Kaip mes komanda aikšteliai ir už jos ribų. Pasižiūri į Katariną. Ryškiai nesupranta, prečiom, Vokietija, futbolas, kam jis pasakoja apie krepšinį. Pasižiūri į Nikitą, visiškas poker face'as, bet linksi. Pasižiūri į savo žmogų Christian, o jis man varyk. Ir galop mes perinam prie testavimo, išvažiuojam į Müncheno gatves, tiesiog išskriejam į Müncheno gatves. Ir tada vakare jau neformalioj aplinkoj sėdžiu aš, Nikita, geriam alų, aplinkui kiti žmonės ir jis man pasakoja. Žinai, Mykolai, vaikystėje svajojau būti krepšininku. Žaidžiau jaunimo rinktinę, nelemta trauma. Dar dabar Frankfurto Skylineriuose aš turiu draugelių. Ir šiaip žiauriai gaila, kad Žalgiris žaidžia penktadienį, o ne ketvirtadienį, nes tikrai nueitumėm pažiūrėti Eurolygos. O aš sėdžiu, šypsausi ir galvoju, viską aš apie tave žinau. Aš net žinau, kurios kryžminius raiščius tavo operavo. Visa mano prezentacija buvo skirta tau. Kai šią istoriją papasakoju kitiems, sako, kaip tu taip žinojai? Tiesiog turėjau inside žmogų. Christian, mano klientas, man papasakojo apie jį. Darydamas pardavimas, aš dažnai savo atsakau į klausimą, kas yra mano inside žmogus. Keista yra ne tai, kad aš savo tai atsakinėjau, o tai, kad Teltonikoje mes tokius žmonės žymim. Mes CRM-e turim tokį laukelį, who is your inside man? Ir jeigu užvedi pelytę ant to, iššoka laukelis, kas tau mes gelbėjimo ratą, jeigu dylas eina žemyn? Keista yra tai, kad tai nėra SPŽ, tai gali būti bet koks žmogus. Tai gali būti netgi tas, ką mes,
kaip pardavėjai, pirmiausia, bandom patraukti iš kelio sekretorės. Dalyvauju kitame projekte, susijusiame su policija. Sužinau, kad jame taip pat dalyvauja seniai matytas klientas. Prisikeliu į savo akauntą, pasižiūriu CRM-ą, nieko gero. Bandė 6 vadybininkai, niekam nepavyko. Eilė man. Pirmas skambutis - sekretorė, he is in the meeting. Antras skambutis - sekretorė, he is in the meeting. Trečias skambutis dar gerokai prieš 8 ryto, he is in the meeting. Reikia keisti taktiką. Ketvirtoju skambučiu nutraukiu sekretorės šabloną. Sveiki, leiskit atspėsiu, he is in the meeting. Jinai nusijuokė, yes, he is in the meeting. Padėkoju jai, kad puikiai atlieka savo darbą. Jinai nusišypso, pasijuokė, sako, tu net neįsivaizduoji, kiek tokių kaip tu, čia skambina, bando parduoti popierių, printerius, telemarketingas. Aš dar kartą padėkoju, kad jinai puikiai atlieka savo darbą ir paklausiu, o tai ką tu darytum mano vietoj? Sako, parašyk man laišką, aš perdusiu. Aš ir parašiau. 5 skambutis jau tiesiai Suzanai. Mes pakalbam, kaip jai sekasi, kokie jos savaitgalio planai. Aš sužinau, kad mano laišką jinai perdavė CEO. Bet CEO vis dar pyksta ant teltonikos. Vis dar pyksta. Taip pat sužinau, kad Suzanai patinka kinietiškas maistas, netoliese yra restoranas ir pietauti jinai eina 12:20. Mano 6 skambutis 12:25. Šį kartą gerokai ilgesnė pauzė, sodrus, vyriškas balsas pakelia. Hello. Ar kalbu su Frank? O kas čia skambina? Sakau, Frank, jeigu pasakyčiau, kas skambina, greičiausiai padėtumėt ragelį. Bet svarbu ne tai, kas skambina, o kokią naudą jums atneš šitas skambutis. Ir žinau, kad policijos projektą jūs pralaimėsit. Ar čia teltonika? Sakau, ne, čia ne teltonika, čia teltonika telematics. Mes pasikeitėm. Žinau, kad praeityje buvo nesusipratimas, bet mes pasikeitėm, skambinom kitų tikslų. Nesusipratimas ir jis tiesiog sprogo. Klientas tiesiog sprogo. Tu nežinai, kas yra nesusipratimas. Mes tiek pinigų pralošėm dėl jumis. Jūsų gaminiai neveikia ir tu pastovi skambinėjai. Tiesiog išsiliejo. O aš ramiai klausiau ir sakau, praeities nepakeisi. Mes išmokom pamoką, mes atsinaujinom, mes dabar teltonika telematics, mes verčiam naują puslapį savo istorijai ir aš norėčiau tame puslapyje būti kartu su tavim ir laimėti policijos projektą. Dar pasiūliau susitikti, bet apie tai jau kita istorija. Inside žmonės man padėjo laimėti žiauriai daug dylų. Jeigu pirmoju atveju aš nežinojau apie Nikitą, aš nežinau nieko. Tai kai Kristinas man antradienį paskambino, sako, atvažiuoja pikti, bet bosui patinka krepšinis. Turėtum rasti bendrą kalbą. Tai antrojų atveju, jau po keleto metų, Suzana pasakė, kad aš buvau vienintelis, kuris iš tikrųjų paklausė, kaip jai sekasi. Dėl to jinai paėmė mano laišką ir perdavė CEO. Dėl to aš sužinojau, kad jis vis dar pyksta. Būtent dėl to aš patikrinau CRM ir radau tą kabliuką, kur vyko nesusipratimas. Ir būtent tai man padėjo suvaldyti konfliktą. Inside žmonės yra nematoma galia pardavimuose. Ir aš visiems jums linkiu atsakyti savo klausimą, who is your inside man?